Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 9 skyrius. Palaimingasis maldininkas ir jo begalinė meilė. Sėskitės, mažasis pone, aš kalbuosi su savo dieviškąja motina. Pilnas pagarbios baimės, aš įėjau į kambarį. Mane tiesiog apakino angeliška mokytojo Mahasajos išvaizda. Su šilkos spalvos balta barzda ir didelėmis spindinčiomis akimis, jis atrodė lyg tyrumo inkarnacija. Pakeltas jos makras ir sulenktos rankos rodė, jog pirmų savo apsilankymų aš sutrukdžiau jį karščiausių maldų viduryje. Paprasti pasisveikinimo žodžiai mane ypač stipriai paveikė. Man vis atrodė, kad skaudi motinos mirtis yra visų kančių matas. O dabar sielvartas dėl atskirtumo su dieviškąja motina kėlė žodžiais nenusakomą sielos kančią. Aš vos nepradėjau raudoti. Nusiraminkite, mažasis pone, su užuojauta susirūpino šventasis. Nevaržomame savo sielvarte, aš apkabinau jo kojas, lyg skęstantis rąstą. Šventasis žmogau, užtarkite mane, paprašykite dieviškosios motinos, jei aš nors truputį esu pelnęs jos palankumo. Tokį prašymą nelengva išsakyti. Mokytojas buvo priverstas pasinerti į tylą. Mane neabejotinai įtikino, kad mokytojas Mahasaja labai artimai bendravo su kosminė motina. Buvo labai skaudu suvokti, jog aš esu aklas tai, kurį net ir štai šiuo metu juto tyrą šventojo žvilgsnį. Aš gana drąsiai sugrėbiau jo pėdas, visai neklausiau švelnių jo prieštaravimų ir be perstojo maldavau jo įsikišimo malonės. Aš perduosiu tavo prašymą mylimajai. Nugalėtas mokytojas iš lėto su užuojauta nusišypsojo. Kiek jėgos slypėjo tuose keliuose žodžiuose, nes mano esybei buvo suteikta galimybė išsilaisvinti iš audringos tremties. Pone, neužmirškite savo pažado, aš netrukus sugrįšiu gauti jos žinios. Džiaugsmingas laukimas suskambo mano balse, kuris dar visai neseniai buvo paskendęs sielvarte. Leidžiantis ilgais laiptais, mano protą užvaldė įvairiausi prisiminimai. Tame name, kur dabar gyvena mokytojas Mahasaja, anksčiau buvo mano šeimos namai ir ten mirė mano motina. Dėl šios nelaimės mano širdis vos neplyšo iš skausmo, o šiandien ten pat ji buvo lyg nukryžiuota dėl dieviškosios motinos trūkumų. Pašventintos sienos yra nebylūs skausmingų mano žaizdų ir galutinio išgijimo liudininkai. Grįžtant į namus, Gurparo gatvėje mano žingsniai buvo nekantrus ir energingi. Užsidaręs mansardoje meditavau iki 10 valandos, kol šiltos indiškos nakties tamsą perskrodė nuostabi vizija. Spindinti savo didybėje, prieš mane stovėjo dieviškoji motina. Jos veidas meiliai šypsojosi ir buvo neapsakomai gražus. Aš visada tave mylėjau. Aš visada tave mylėsiu. Dangiškajam balsui vis dar skambant ore, ji pradingo. Kitą rytą, saulei vos išlindus iš už horizonto linijos, išskubėjau antrą kartą aplankyti mokytojo Mahasajos. Lipdamas gyvų prisiminimų laiptais, aš priėjau jo kambarį 4 aukšte. Uždarytų durų rutulio formos rankena buvo apvyniota audiniu, todėl supratau, kad šventasis nenori svečių. Mane ryžtingai stovint laiptų aikštelėje, duris atidarė kviečianti meistro ranka.
ir aš iškart suklupau prie šventųjo kojų. Buvau puikiai nusiteikęs, o dievišką pakilumą mano veide slėpė rimtumo kaukė. Pone, aš turbūt atvykau per anksti, tačiau labai trokštu gauti žinią. Ar mylimoji motina ką nors perdavė man? Išdykėli mažasis pone. Jis nieko daugiau nepasakė. Matyt, apsimestinis mano orumas nedarė jam jokio įspūdžio. Kodėl taip paslaptingai, taip išsisukinėjančiai? Argi šventieji niekada nekalba aiškiai ir tiesiai? Turbūt buvau šiek tiek susierzinęs. Tu nori patikrinti mane? Ramios jo akys buvo kupinos supratimo. Argi šį rytą man būtina ištarti nors vieną žodį ir patvirtinti tai, ką tu praeito vakaro 10 valandą gavai iš pačios nuostabiosios motinos. Mokytojas Mahasaja kažkaip kontroliavo mano sielos vartus, o aš vėl ėmiau nusilenkinėti prie jo kojų. Šį kartą mano veidas apsipylė palaimos, o ne ką tik išgyventos skausmo ašaromis. Nejaugi tu manai, kad tavo gailestingumas nepasiekė dieviškosios malonės? Dievo motina, kurią tu garbini žmogaus ir Dievo formomis, visada atsakys į tyrą tavo šauksmą. Kasgi buvo šis paprastas šventasis, kurio mažiausia malda kosminiai dvasiai susilaukė tokio palankumo? Jo vaidmuo pasaulyje buvo kuklus, kaip ir dera nuolankiausiam kada nors mano pažinotam žmogui. Savo namuose mokytojas Mahasaja vadovavo nedideliai viduriniai berniukų mokyklai. Pastaba. Mahasaja. Tai pagarbus vardas, kuriuo jį būdavo dažniausiai kreipiamasi. Jo vardas buvo Mahendra Natas Gupta, o savo literatūrinius darbus jis paprasčiausiai pasirašydavo M. Pastabos pabaiga. Jo lūpose niekada neskambėjo bausmės žodžiai. Jokios taisyklės ar ferulos nebuvo jo disciplinos pagrindas. Šiuose kukliuose patalpose be jokių vadovėlių buvo dėstoma aukštoji matematika ir meilės chemija. Savo išmintį jis skleidė daugiau per dvasinę praktiką, o ne per konkrečius nurodymus. Apimtas paprastos meilės dieviškai motinai, šventasis nereikalavo didesnės pagarbos nei mažas vaikas. Aš nesu tavo guru. Jį tu sutiksi šiek tiek vėliau, tarė jis man. Jam vadovaujant, tavo meilės ir atsidavimo Dievui potyriai bus paversti beribę išmintimi. Kiekvieną vakarą eidavau aplankyti šventojo. Aš ieškojau dieviškosios mokytojo Mahasajaus taurės, kurios lašai kasdieną užtvindydavo mano esybę. Anksčiau niekada nesilankstydavau iš absoliučios pagarbos, o dabar net paliesti mokytojo Mahasajos pašventintą žemę man atrodė neišmatuojama garbė. Pone, prašau užsidėti šį vainiką, kurį padariau specialiai jums. Vieną vakarą atvykau laikydamas iš gėlių supintą girliandą, tačiau išminčius susikuklinęs pasitraukė ir dar kartą atsisakė jam suteiktos garbės. Pamatęs, jog pasijutau nepatogiai, jis pritariamai nusišypsojo. Kadangi mes abu esame motinos garbintojai, tu gali padėti girliandą ant šio šventiklėlės kaip auką tai, kuri ten gyvena. Plačiojo prigimty nebuvo tokios vietos, kurioje galėtų atsirasti bent mažiausia egoistinė mintis. Eikime rytoj į Dakšinę švaro šventyklą, kurią visada garbindavo mano guru. Mokytojas Mahasaja buvo į Kristų panašus mokytojo Šri
Ramakrišnos mokinys. Kitą rytą 4 mylių kelią aš įveikiau valtimi Gangos upe. Mes įėjome į 9 kupolų kalį šventyklą, kur ant tūkstančių kruopščiai kaltelių iškaltų, blizgančių sidabrinių lotoso lapelių ilsėjosi dieviškosios motinos ir Šyvos figūros. Mokytojas Mahasaja iš susižavėjimo visas spindėjo. Jis buvo įsitraukęs į nesibaigiantį romaną su mylimąja, o kai jis giedojo jos vardą, apkerėta mano širdis vos nesuskilo į tūkstančius gabalėlių. Paskui išėjome į uždarą šventyklos kiemą ir vaikščiojome po tamariksų giraitę. Paprastai šio medžio išskirta mana buvo dangiškojo maisto simbolis, kurį dovanodavo mokytojas Mahasaja. Jo maldos Dievui nesibaigė. Visas sustingęs ir nebylus, aš atsisėdau ant žolės, tarp panašių į plunksnas rožinių tamarikso žiedų. Laikinai išsivadavęs iš kūno, sklandžiau dangiškoje palaimoje. Tai buvo pirma mano piligrimystė į Dakšinę švarą su šventuoju mokytoju. Iš jo aš sužinojau apie Dievo žavesį motinos arba dieviškosios malonės pavidalu. Vaikiškų bruožų šventasis beveik nesimeldė Dievui tėvo arba dieviškojo teisėjo forma. Švelniai jo prigimčiai buvo svetimas griežtas ir tikslus matematinis sprendimas. Jis gali būti žemiškasis pačių dangaus angelų prototipas, su meile pagalvojau vieną dieną, stebėdamas jį maldoje. Be jokio smerkimo ar kritikos jis stebėjo pasaulį pirminio tyrumo akimis. Jo kūnas, protas, kalba ir veiksmai be jokių pastangų buvo suderinti su jo sielos paprastumu. Man tai pasakojo mano mokytojas, taip vienodai, nutolęs nuo asmeninių pareiškimų, šventasis užbaigdavo kiekvieną patarimą. Meistro Mahasajos susitapatinimas su Šri Ramakrišna buvo toks gilus, kad jokių minčių jis nelaikydavo savomis. Vieną vakarą aš ir šventasis susikabinę rankomis vaikštinėjome jo mokyklos patalpose. Mano džiaugsmą aptemdė pasipūtęs lankytojas, apsunkinęs mus gana ilgai užsitęsusią kalbą. Aš matau, kad šis žmogus neteikia tau didelio malonumo, šventojo šnabždesio man į ausį negirdėjo egoistas, apkerėtas savo paties monologo. Apie tai aš prasitariau dieviškajai motinai, kuri suvokia keblią mūsų padėtį. Vos tik mums įėjus į tą raudoną namą, ji pažadėjo priminti jam apie labai svarbius reikalus. Aš neatplėšiau akių nuo išsigelbėjimo vietos. Priėję prie raudonų pastato vartų, žmogus nuėjo savais keliais, nei pabaigė savo pokalbio, nei atsisveikinęs. Ore tvyranti įtampa virto ramybę. Kitą dieną vienas vaikštinėjau šalia Hovralo traukinių stoties. Paskui trumpai sustojau prie šventyklos ir tylomis kaltinau nedidelę grupę žmonių, kurie su būgnais ir cimbolais labai garsiai giedojo kažkokią giesmę. Kaip netinkamai jie naudoja dievišką viešpaties vardą, taip mechaniškai kartodami, pagalvojau. Paskui apstulbau dėl netikėtai atsiradusio mokytojo Mahasajos. Ponia, kaip jūs čia atvykote? Šventasis užbėgo už akių mano klausimui ir iškart atsakė į mano mintis. Argi neteisinga, mažasis ponia, kad viešpaties vardas skamba vienodai švelniai iš bet kurių lūpų, kvailų ar išmintingų? Jis meiliai apkabino mane ir aš pasijutau skrendąs ant stebuklingojo kilimo į išganingąją erdvę. Gal norėtum pamatyti keletą bioskopų? Tokį paslaptingą klausimą vieną popietę uždavė mano mokytojas Mahasaja. Tuo žodžiu Indijoje tada buvo vadinami kino filmai. Aš mielai sutikau.
nes bet kokiu atveju man patiko būti su juo. Sparčiai eidami priėjome sodą, esantį priešais Kalkutos universitetą. Mano kolega nurodė į suolelį, esantį prie tvenkinio. Pasėdėkime čia kelias minutes. Pamatęs vandens platybės, man mokytojas visada patardavo medituoti, nes jo ramybė primena mums beribį Dievo gailestingumą. Visi daiktai gali atsispindėti vandenyje. Lygiai taip pat visa visata atsispindi kosminio proto ežere. Dažnai sakydavo mano Gurudeva. Kai įėjome į universiteto salę, paskaita jau buvo prasidėjusi. Ji buvo baisiai neįdomi, tačiau retkarčiais paįvairinama lygiai tiek pat neįdomiomis skaidrėmis. Tai ir yra tas bioskopas, kurį man norėjo parodyti mokytojas? Aš buvau labai nekantrus, tačiau nenorėjau šventajam parodyti nuobodulio savo veide. Visgi mokytojas atsargiai palinko prie manęs. Matau, mažasis ponia, kad tau nepatinka šis bioskopas. Aš užsiminiau apie tai dieviškai motinai, kuri mums abiem jaučia vienodą simpatiją. Dabar ji man sako, kad elektra apšviesti vaizdai pasibaigs ir neprasidės tol, kol mes ramiai išeisime iš salės. Kai mano pašnekovas baigė šnabždėti, visa salė staiga aptemo. Gergžiantis profesoriaus balsas iš nuostabos nutilo. Paskui profesorius pareiškė, šios salės elektros sistema yra su trūkumais. Per tą laiką mokytojas Mahasaja ir aš jau buvome anapus slenksčių. Atsisukęs atgal į koridorių pamačiau, kad mūsų kankinimo salė vėl buvo gausiai apšviesta. Mažasis ponia, tave nuvylė bioskopas, bet greičiausiai sudomins kitas dalykas. Aš ir šventasis stovėjome ant šaligatvio šalia universiteto. Jis švelniai pliaukštelėjo man per krūtinę širdies vietoje. Paskui prasidėjo transformuojanti tyla. Lygiai kaip šiuolaikiniai garsiniai filmai tampa begarsiai, sugedus garsiniam mechanizmai. Taip dieviškoji ranka lyg per stebuklą nuslopino žemiškojį triukšmą. Pėstieji, tramvajai, automobiliai, jaučiais traukiami vežimai ir geležimi kaustytos samdomosios karietos, visa judėjo be mažiausio triukšmo. Lyg turėdamas visą matančią akį, aš žvalgiausi į visas puses. Visas šis spektaklis nedideliame Kalkutos rajone slinko prieš mane be jokio garso. Lyg per ploną pelenų sluoksnį matomas blausus ugnies žėrėjimas, panoramą persmelkė švelnus kūnų švytėjimas. Mano kūnas tapo ne kas kita, kaip vienas iš daugybės šešėlių. Nors ir nejudantis, o kiti nebyliai šmėkščiojo pirmyn ir atgal. Visai šalia praėjo keli mano draugai, nors jie žvelgė tiesiai į mane, tačiau manęs nepastebėjo. Dėl tokios unikalios pantomimos aš puoliau į neapsakomą ekstazę ir paskendau gilios palaimos versmėje. Staiga mano krūtinė pajuto kitą švelnų mokytojo Mahasajos smūgį. Nepasiruošusioms mano ausims atsivėrė tikras pasaulio pragaras. Aš susverdėjau, lyg staiga nubudęs iš negilaus miego. Transcendentiniai potyriai baigėsi. Mažasis ponia, aš matau, kad tu atradai kitą, tau patinkantį bioskopą. Pastaba. Oksfordo anglų kalbos žodynas pateikia labai retą žodžių bioskopas paaiškinimą. Požiūris į gyvenimą arba tai, kas sukuria tokį požiūrį. Meistro Mahasajos žodžiai buvo ypač pagristi. Pastabos pabaiga. Šypsojosi šventasis, o aš dėkodamas nusilenkiau jam. Tu negali dabar to daryti prieš mane. Jau žinai,
jog Dievas gyvena ir tavo šventykloje. Aš negaliu leisti dieviškai motinai liesti mano pėdų per tavo rankas. Jei kas nors matė nepretensingą mokytoją ir mane einančius sausakimšų šaligatvių, tai mes stebėtojų tikrai galėjome pasirodyti apsvaigę. Man atrodė, kad ilgėjantis vakaro šešėliai yra noriai prisunkę Dievu. Kai iš nakties alpulio pabudo tamsa, naują rytą jau sutikau be buvusios ekstazės. Bet ji bus visuomet puoselėjama atmintyje apie nežemišką dieviškosios motinos sūnų, mokytoją Mahasają. Bandydamas paprastai žodžiais aprašyti mokytojo Mahasajos gerumą, aš nežinau, ar jis ir kiti įžvalgų šventieji, kurių keliai susikirto su manuoju, žinojo, jog po daugelio metų vakarų pasaulyje rašysiu apie juos kaip apie pasiaukojusius Dievui. Jų gebėjimas nuspėti ateitį nenustebins nei manęs, nei norėčiau tikėtis mano skaitytojų, kurie keliauja kartu su manimi. Pabaiga.